Labą dieną. Labą dieną. Dieną aš filmuoju video su savo drauge. Sveiki visi, aš esu Ugnė iš kanalo Ugnė Čimbuskaitė. Būtinai palaikinkit, subscribinkit ir komentuokit. Ačiū. Jūs gal norėsite paklausti, kodėl aš dabar filmuoju su drauge? Galite pažiūrėti mano praeitą video, kuriame aš pasakiau, kad nufilmuosiu kitą video su drauge, gal ir tai išspilti. Bet jūs jau matėte, kad išspilti nebus. Va, ir šis video bus apie tikimybę prieš, kaip tikėsi prieš realybę tėvai. Taigi gal pradėkime. Vaidina dukra Neringa ir mama Jolanta. Pirmas, kaip tikiesi susitikimą su draugais? Labas, Austėja. Labas, Neringa, gal nori susitikti? Jo, būtų labai fainai, bet aš paklausiu mamos. Gerai? Gerai, tu paklausi mamos, bet gal galėsim eiti pas tave, nes pas mane toks vyksta remontas, o man mama leidė, tai kai paklausi, man paskambink, gerai? Gerai, aš paskambinsiu ir tau tada paskambinsiu. Taip, klausau, dukrelė. Labas, mamytė. O gali pas mus Austėja? Taip, aišku, gali, kodėlgi ne. Bet pasižadėk, kad rytoj padarysi tikrai namų darbus. Gai rytoj jau sekmadienis. Gerai, mamytė. Tada aš jau paskambinsiu draugai, kad jinai ateitų. Iki. Iki, dukrelė, iki. Realybė. Taip, klausau, dukra. Labas, mamytė. O gali pas mus šiandien Austėja? Kokia dar Austėja? Sekmadienis, namų darbus reikia paruošti. Rytoj nebus laiko sekmadienio, o dabar šeštadienis. Atsiprašau, bet rytojgi nebus laiko. Aš turiu daug darbo, negaliu kalbėti. Ne, viskas, ate. Palauk. Truputėlį atsiprašau. O kodėl? Pasakiau ne. Viso gero. Kaip tikiesi namų darbai? Dukrelė, eik daryti, prašau, namų darbų. Mama, galėsiu aš po valandos padaryti? Gerai, tada aš pasišnekėsiu su tavo griežta mama ir po valandos įsidaryti namų darbų. Taip, alio? Labas. Alio, labas, nujoja. Tai gal šiandien vakare nori į kokią kavinę nueiti, kad taip iš Kauno grįžai. Jau seniai buvom susitikusios. Tai gerai, susitarsim 8 valandą susitinkam. Nu, gerai, ate. Taip. Gerai, ate. Dukra. Eik daryt namų darbų. O galima po valandos? Ne, jokių po valandos, aš 8 valandą turiu išvažiuoti. Maž daryt namų darbų. Prašau, eik daryt namų darbų. Eik daryt namų darbų. Eik daryt namų darbų. Dukrelė, kiek labai tu iš anglų? Čia neaiškiai parašyta. Man atrodo 8 ar 9. Ai va, tikrai 8. Šaunuolė mano mergaitė. Iš anglų gavai 8. Super. Realybė. Dukra, kodėl iš anglų gavai tik 9? Kad kitą kartą per testą gautum 10. Marš skaityti knygų. Ik. Mama, Atsiprašau, Jurga, aš tau perskambinsiu. Ate. o galima su vaikais, su visa klase važiuoti ekskursiją? Kiek kainuoja? 5-6 eurus. Tai mažutė, tu einam duosiu pinigėlius, rytoj įsidėsi į mokyklą. Realybė. Labas, Jurga. Nu ką veiki? Matai, kad aš kalbu telefonu. Marš